jis be liežuvio. Dabar karalius liepė degučių suimti ir įkišti į šiaudų kūlį, sudeginti, o jaunikaitį karalius paėmė už žentą. Tame mieste, kur karalius gyveno, niekados saulė nešviesdavo, nes ją turėjo užstojusi laumė ragana. Tuoj po vestuvių, kai išėjo mūsų jaunikaitis su karalaitė į savo klėtį gulti, pamatė pro langą toli ant kalno mažą žiburėlį. Ir paklausė, kas ten gyvena. Karalaitė atsakė, kad tai ragana, kuri turi saulę užstojus. Rytojaus dieną jaunikaitis, niekam nežinant, pasiėmė savo žvėris ir išėjo ant kalno pas tą raganą. Nuėjęs rado mažutę trobelytę, kurioj sėdėjo boba ir su šluota laikė užstojus saulę. Jaunikaitis liepė eiti laukan iš tos vietos ir numesti šluotą. Boba atsakė, aš bijau tavo žvėrių, jie mane sudraskys. Štai yra katilas vandens. Ėmęs